Labadiena. Esu Danas Andrišiūnas, Žemės ūkio duomenų centro informacinių išteklių tvarkymo departamento vadovas. Ir papasakosiu, kas mus sieja su GIS ir kiek mes čia darbų darom. Tai pradėkim nuo to, kad pradžioje prisistatysiu apie tai, kas mes esam per kompaniją ir ką mes darome. Mes esame IT kompanija, kuri dirbame su žemės ūkio duomenimis. Ir ką mes su jais darome, tai renkame visų pirma juos, atvaizduojame, apdorojame ir pateikiame variantus ar kažkokias tai išvadas ūkio subjektams arba institucijoms, kuriems reikia tų duomenų. Ką reiškia mes dirbam su duomenimis ar ne? Tai turim 16 registrų savo ir dar 2 prižiūrim iš kitų įmonių susijusių su Žemės ūkio ministerija. Tai reiškia iš viso 18 ir kai kurie iš jų bus jums girdėti, kai kurie mažiau. Gal tokie aiškesni yra kaip ūkininkų ūkių registras ar ne, žemės ūkis ir ūkių registras natūralu. Reikia žiūrėti, kas ūkių užsiminėja ir kad tai būtų sertifikuoti žmonės turintis tam kvalifikaciją, galintis tai daryti. Ūkinių gyvūnų registras, kur visi gyvūnai yra registruojami ir mes turim duomenis, kaip čia ir vienas iš žemėlapių yra, ar ne, kad matom, kiek kokiam rajone yra, pavyzdžiui, pieninių karvių, kur daugiausia, kur šitas veikla, šitas verslas labiau yra populiarus Lietuvoje, o galbūt kuriem yra geresnės sąlygos. Taip pat išdavinėjame tokį dalyką kaip arklio pasai, pavyzdžiui, ar ne, mūsų sistemoje yra visi suregistruoti. Iš tokių gal labiau netikėtų yra traktorių, savaeigių žemės ūkio mašinų registras. Ir, pavyzdžiui, jeigu jūs turit naminį gyvūną, ar ne, tai katės, šunis ir prie naminių gyvūnų priskiriami šeškai registruojami yra mūsų registruose taip pat. Tai greičiausiai ir jūs esate tada mūsų klientas. Iš tokių labiau matomų, ar ne, yra paraiškų priėmimo informacinė sistema, tai kaip tik šią savaitę, pirmadienį startavo paraiškų priėmimas. Ūkininkai deklaruoja savo laukus tam, kad pateiktų duomenis ES paramai gauti. Tai dabar 2 mėnesius jie tai darys ir per tą laikotarpį surinksim virš 100 000 paraiškų. Tai techniškai esame tie, kurie turime rūpintis, kad ta sistema šio laikotarpiu veiktų stabiliai. Ir kadangi visi jautrus, kai eina kalba apie jų pinigus, tai čia būtent šitas atvejis, kada atsakomybė yra pakankamai didelė. Okay. Tada toliau, ką dar tvarkomės. Ar ne, su erdviniais duomenimis daug dirbame. Vat iš tokių rinkinių, kuriuos tvarkome, yra kontrolinių žemių sklypų erdviniai duomenys, apleistų žemių, dirvožemio duomenys, melioracijos būklės duomenys, žemės ūkio naudmenų naudojimo ir apsaugos rinkinys. Vienas iš tokių svarbesnių ir deklaravimų yra kontrolinių žemės sklypų erdviniai duomenys. Čia norėjau parodyti, kas atsitinka prieš deklaraciją. Mes gauname iš įvairių tarnybų ortofoto, kurios turi atsirasti pas mus šitame erdvinių duomenų rinkinyje, kad ūkininkai galėtų pagal tai susižymėti savo sklypus. Iš principo yra visa Lietuvos teritorija ir visi tinkami ir netinkami paramai gauti sklypai čia sužymėti. Kas čia pažymėta, kadangi duomenis dėl kiekio, dėl Lietuvos oro sąlygų ir kitų savybių yra per 3 metus atnaujinami per visą Lietuvą, tai čia matote šiam, kas buvo pasiruošta prieš šią deklaravimą. Ir kaip iš čia galite matyti, kad naudojame kelių šaltinių duomenis ir netgi yra aukštos rezoliucijos duomenis, ortofoto naudojame savo duomenų atnaujinimui. Ir ūkininkai gali čia susižiūrėti. Jeigu kažkuriam ūkininkui atrodo, kad vis dėlto duomenys yra neteisingi, jie gali žymėti šitos plotus. Ir tada GIS online padėti tašką, kurį reikia mūsų žmonėm važiuoti. Anksčiau pernai dar važiuodavom į kiekvieną iš tų taškų, tai įsivaizduokit, kokios reikia komandas ir kiek reikia pažymėjimų padaryti. Šiais metais pradėjom naudoti palydovinės nuotraukas ir techniškai, jeigu taškas, kuris yra pažymėtas, užtenka palydovinių nuotraukų, niekas į vietą nebevažiuoja. Tai reiškia efektyvumas, greitis, atnaujinimas duomenų sumažėjo kartais, ar ne? Kitas dalykas, ką dar naudojame, kad greičiau dirbtume su sistema, nes tikslas vis tiek yra greitai sutvarkyti ir atnaujinti informaciją.
Tai dirbtinį intelektą naudojam, pradedam mokintis naudoti dirbtinį intelektą tam, kad jis surūšiuotų tuos vaizdus. Ir kol kas tai yra labai pradžia, žmogiškų ten dar akių vis tiek reikia, bet judam link to, taip kad pagal tai, ką girdėjau vakar, jaučiuosi, kad pakankamai mūsų įmonė yra su visom technologijom, ką siūlo GIS-as, pakankamai esame priešakyje. Kaip rezultatas, ar ne, kiekvienas gali pasižiūrėti, pas mus duomenys yra atviri, prieinami visiems, teikiam ataskaitas apie tai, kas buvo deklaruota, su Power BI naudojam labai aktyviai pas save sprendimuose, tai galima kiekvieną lauką, kiekvieną rajoną pasižiūrėti, kas yra populiaru, kas yra auginama ir kokia statistika, kaip ūkiai keičiasi, ar kaip galbūt ir rajonai keičiasi per metus. Taip pat žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo statistika yra teikiama ir GIS online. Iš tokių naujienų, kur jau čia pasididžiavimas mūsų įmonės, šiais metais yra vedlys įdiegtas automatinis, ko tokio sprendimo Lietuvoje kažko analogo nelabai mačiau, kur ūkininkai prisijungia prie sistemos, gauna sąrašą savo laikų, gali ūkininkai turėti ir ne nuo vieno lauko dirbamo, ar ten iki labai daug. Yra surūšiuota pagal kokias programas jiems rekomenduojama paramas naudoti, kur pateikti, gauna iš principo supažindinimas su paramos taisyklėm, nes kai kurios paramos yra 1 metų, kai kurios turi testinumą ir taip pat paskaičiuoja preliminarų išmokų dydį. Tai čia pirmi metai, kai tai paleidome ir kol kas turime labai daug gerų atsiliepimų, kaip tai supaprastina ūkininkam darbą. Ir dar viena tokia veikla pas mus yra, mes esame oficialiosios statistikos teikėjai, kas susijęs su maisto produktais, ar ne? Teikiame maisto produktų grandinės. Tai reiškia, kad tai, kas Lietuvoje auginama, nuo pat augintojo, didmenininkai, mažmenininkai, iki pat parduotuvės, mes matome duomenis, turime visos grandinės ir teikiame institucijom statistiką apie tai, kas vyksta ir kokios tendencijos maisto sektorėje. Taip pat teikime informaciją maisto tarybai, jeigu girdėjote. Šiais metais yra sukurta tokia taryba ir administruojam produktų kainos LT. Ten yra dalis statistikos, kitas dalykas ten yra būtiniausių produktų krepšelis, kur galite kiekvieną pasižiūrėti savaitę duomenis, kur galite gauti geriausią kainą. Kai kurie prekybos tinklai šitą puslapį naudoja kiekvieną savaitę ir deda mus pas save dėl to, kad pasitikė tais duomenimis. Perinant prie projekto, prie šios dienos temos, ar ne, tai truputį nuo anksčiau pradėsiu, kodėl tai yra svarbu. Tai kalbant apie stebėti tręšimą, ar ne, kodėl trąšas, kiek jų sunaudojama ir turėti tokią apskaitą ir planuoti racionaliai. Tai trumpas toks įvadas, ar ne, kad trąšos organinės yra ir mineralinės, tai prie organinių kompostas, mėšlas, durpės, humusas. Iš principo tai yra iš natūralių šaltinių, lėčiau suteikia augalams reikalingų maistinių medžiagų, tačiau gerina dirvos struktūrą ir biologinę veiklą. Mineralinės trąšos sintetiniu būdu pagamintas, tai azotas, fosforas, kalis. Azotas skatina augalų žaliosios masės augimą, fosforas atsakingas už šaknų vystymas, kalis atsparumą ligoms ir stiprina augalus. Ne? Iš tų gerųjų, po to, kai jau pristačiau, kas yra gero iš trąšų, dėja, jos turi ir poveikį, ir daug turi poveikį, ar ne. Visų pirma, tai ekologinis, kad vandens tarša, jeigu jų yra per daug naudojama, užsiteršia vandens telkiniai, dumblėja, požeminis vanduo apsiteršia nitratais. Nuo to gali ir biologinė įvairovė mažėti, per didelis trąšų naudojimas gali pakeisti dirvožemio cheminę ir biologinę įvairovę, tai gali nulemti kai kurių augalų ar gyvūnų išnykimo riziką, ar ne. Vėlgi dirvožemis gali degraduoti, rūgštėjimas, tai reiškia vėlgi jo kokybė prastėja, ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimas. Ekonominis rodiklis poveikis, kad kam tręšti, jeigu tai nereikia kam išleisti tuos pinigus. Kitas dalykas yra augalų augimo problemas, pernaudojus trąšų galima aplamai sudeginti ar ne visą derlių ir likti netgi ir be derliaus. Ir vėlgi, jeigu tręšiant neplanuotai, neapgalvojant, dirvožemio kokybė blogėja, mažesnis derlingumas ateityje.
Sveikatos problemas su tuo susijusios, nitratai maiste, niekas to nenorim, ar ne, ir alerginės reakcijos, vėlgi, turbūt visi turime savo aplinkoje alergiškų žmonių ir tai gali pakankamai skatinti vėlgi didėjimą alergiškų žmonių grupės. Tada prašyčiau paleisti filmuką paruoštą šiam renginiui. Augalų tręšimas svarbus žemės ūkio darbas. Tinkamos trąšos didina derlių ir užtikrina dirvožemio bei aplinkos tausojimą. O kaip palengvinti tręšimo planavimą ir apskaitą? Susipažinkite su TNAP. Žemės ūkio duomenų centro tvarkomų trąšų naudojimo apskaitos posistemių. Patogių nemokamų įrankių. Jis apima tręšimo planų sudarimą ir panaudotų trąšų apskaitą. TNAP įrankiu galite sudaryti tręšimo planą, atsižvelgdami dirvožemio savybės, auginamus augalus, planuojamą derlių, įsikeltus naujausius dirvožemio tyrimus ir kitus veiksnius. Sudarę planą ir patręšę augalus pagal apskaičiuotas optimalias veikliųjų medžiagų, azoto, fosforo ir kalio normas į TNAP, galėsite įvesti trąšų duomenis ir suformuoti ataskaitas. Kviečiame visus ūkininkus ir kitus žemės ūkio veiklos subjektus savarankiškai naudotis šiuo nemokamu įrankiu. Jūs galėsite iš anksto suplanuoti tręšimo darbus, taikyti tikslųjį augalų tręšimo būdą ir taip padidinti auginamą derlių, tausoti dirvožemį, sumažinti išlaidas ir trąšų poveikį aplinkai. Pamirškite popierinius dokumentus. TNAP duomenys saugus ir lengvai pasiekiami. Tvarkykite panaudotų trąšų apskaitą paprasčiau, taupykite laiką ir išlaidas. Renkite tręšimo planus sėkmingam ūkininkavimui. Junkitės prie TNAP adresu paseliai.vic.lt. Jei turite klausimų, skambinkite 05 266 0620 arba rašykite pagalba@zuc.lt. Sekite naujienas Žemės ūkio duomenų centro socialiniuose tinkluose. Ačiū. Tai va, komanda labai ruošiasi, labai norėjo suspėti paruošti šitą filmuką, kur ką tik matėt renginiui. Tai turim iš tikrųjų nuostabią GIS komandą pas save organizacijoje, kuri yra mūsų turtas ir tikrai vertybė. Ir viską spėjo, man liko lengvoji dalis parodyti. Tai dabar apie patį projektą. Pats projektas, žodžiu, Lietuvos Respublikos vyriausybė nurodė, siekiant mažinti vandens telkinių taršą žemės ūkio bei užtikrinti teršimo apskaitą, tai nurodė Žemės ūkio ministerija ir aplinkos ministerijai sudaryti programą, kuri tai apskaitytų ir stebėtų, ar ne, kas vyksta su trąšomis ir su tręšimu. Iš principo sistema turėjo sudaryti vieningą tręšimo metodiką, tręšimo planų sudarimas ir tręšimo apskaita. Kas vyksta su projektais gyvenime, turbūt daugumų žinot, viskas truputį apsivertė, eiliškumas. Pirma atsirado tręšimo apskaita, tada atsirado planų metodologija ir tada buvo paruošta sistema planų sudarimui. Visa tai yra dalis paraiškų priėmimo sistemos kaip posistemis, trąšų naudojimo apskaitos posistemis. Tai jeigu pačią metodiką, agrocheminių tyrimų laboratorija sudaryta 21 metais buvo, mineralinių trąšų kiekis paskaičiuojamas pagal pageidaujamą gauti derlių, dirvožemio savybės ir priešselį. Priešselis tai yra, kas prieš tai augo prieš dabartinę planuojamą kultūrą. Ir skaičiuojant trąšų kiekius, atsižvelgiama šitą metodologiją į augalą, kuris bus auginamas, aplinkosaugos reikalavimus, na ir aišku, kas jau išnaudota organinės trąšos. Tada pats tręšimo planas, nustatoma yra vyraujančios dirvožemio savybės lauke arba lauko dalyje. Naudotojas gali tikslinti jas, gali patikslinti savo tyrimus, susikelti ir tokiu būdu remtis naujausiais duomenimis. Ir jeigu yra keletas laukų, juose gali skirtis agrocheminės savybės atitinkamai ir tai yra padaromas tręšimo planas. Kaip jis daromas, tai realiai laukas yra suskaidomas į 10 arų dydžio dalis ir mažesni plotai yra prijungiami prie didesnių su panašiomis savybėmis ir galima jį atsispausdinti, yra paveiksliukas, normos surašytos ir per kiek kartų tai reikėtų patręšti. Dabar kaip technologiškai viskas tai turėjo būti padaryta.
Techniškai tai, kad parengti planą, reikalinga įvertinti dirvožemio tipą, dirvožemio granulometrinę sudėtį, kas yra, kaip jis vandenį absorbuoja, smulkumą jo. Tada agrocheminės savybės, pH grupė, kalio grupė, fosforo, humuso ir priešsėlis, ar ne tai, kas buvo prieš tai. Tai komanda, kaip ir sakiau, ambicinga ir talentinga GIS komanda visą tai padarė, bet suprato, kad sukuriant jau tą planą, gaunasi, jų nuomonė užtruko per ilgai ir jiem tas variantas netiko. Tada buvo, per ilgai tai yra 1-2 sekundės planui paruošti, tai čia man taip komentarą parašė. Kadangi jiem tai netiko, buvo padarytas greitesnis variantas, kad apjungta į vieną jungtinį grafinį vaizdą dirvožemio tipas, dirvožemio granulometrinė sudėtis ir priešsėlis, padarytas vienas grafinis pagrindas ir tada laukai suskirstyti į tuos iki 10 arų ir priskiriami kaip atributai jau agrocheminės savybės. Tada, kas vyksta, kai yra braižomas laukas, ar ne, jis sukertamas su tuo jungtiniu planu ir galomis kiekvienas lauko segmentas su atitinkama charakteristika, kaip reikia tręšti ir tas rezultatas buvo 10 kartų greitesnis negu kaip būtų atskiri 7 savybių laukai. Žodžiu, pasiektas maksimalus rezultatas. Kas buvo naudota, tai sprendimas pagrįstas ArcGIS technologijomis, tokiamis kaip API for JavaScript, Server Map Service, kurias naudojame žemėlapio atvaizdavimui. Agrocheminių tyrimų analizė atliekama ArcGIS Pro aplinkoje naudojant Python Toolbox. Visi erdviniai duomenys saugomi SD duomenų bazėje, tai erdvinių duomenų serveryje. Ir dar, ką verta paminėti, kad tuos agrocheminius tyrimus galima patys ūkininkai ar naudotojai gali susimportuoti iš naujausius tyrimus, svarbu, kad būtų koordinatės ir tos savybės agrocheminių tyrimų ir taip gali atsinaujinti. Patys mes tą jungtinį sluoksnį atnaujinam kartą ar 2 kartus per metus, tai prieš kiekvieną deklaravimą iš principo jau tie duomenys yra atnaujinami. Ar yra kur tobulėti? Taip, yra. Visų pirma, tai galima suvienodinti klasifikatorius. Dabar sistema veikia su 24 augalų tipais, pasėlių tipais. Realiai yra deklaravime apie 120 kažkas tokio, žodžiu, virš 100 naudojama. Tai yra kur praplėsti tiesiog klasifikatorių duomenų bazę. Agrocheminių tyrimų duomenys, ką matote čia dešinėje pusėje viršuje, kiek yra dabar duomenų visoje Lietuvoje, jeigu tą duomenų bazę praplečiant, tai galima ir ūkio subjektam naudojant tiesiog būtų paprasčiau ir galėtų papildyti savo duomenimis esant reikalui. Taip pat galima įsivertinti galimybę pritaikyti palydovinius vaizdus, ar ne, kad matyti, koks yra pasėlio būklė ir tokiu būdu atnaujinti duomenų bazę ir parekomenduoti gal kitas normas, kad būtų derlius dar geresnis. Ir kur dar dabar dirbame, tai yra su išmaniosios technikos žemdirbystėje naudojimo. Tai yra, kad ūkininkas, turėdamas savo laukų agrocheminius tyrimus, sudėjęs į planavimą, tiesiog galėtų pasimti duomenis automatiškai į savo išmanę techniką ir pagal lauką būtų trąšos tiesiog išbarstytos taip, kaip yra suplanuota. Tai ačiū uždėmesi.